Labadiena transliacijos žiūrovai. Esu Ingrida Bulatovienė, Greičiūnų aukštosios vadybos mokyklos Vilniaus skyriaus vadovė. Kaip žinia, Greičiūnų aukštoji vadybos mokykla siūlo ir organizuoja turizmo ir svetingumo studijas Vilniuje ir Kaune. Turime gerą naujieną, kad geriausiai besimokantiems yra suteikiama Greičiūnų aukštosios vadybos stipendija. Taigi, šiandien ir kalbėsim apie turizmo verslo sektorių, apie jo perspektyvas, iššūkius, nes, kaip žinia, turizmo verslas yra viena iš Lietuvos ekonomikos strateginės plėtros krypčių. Šiandienos mano pašnekovai būtų ponia Žydrė Gavelienė, tai yra turizmo rūmų prezidentė, ir ponas Kęstutis Ambrazaitis, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos valdybos pirmininkas. Labadiena. Labadiena. Taigi, Žydrė, pirmiausia, jūsų norėčiau pasiteirauti, kiek metų jūs jau esate turizmo srityje? Turizmo srityje esu 12 metų, iš jų dirbau darbą susijusiu su ne tik tai pačiu turizmu, bet ir su to, kad turizmas būtų tinkamai vykdomas Lietuvoje, turbūt 7 metų. O turizmas laiką buvo mano hobį, o darbo galis ir hobis turbūt yra protingiausias sprendimas. Taip, visada nereikia dirbti. Taigi norėjau, kaip turizmo rūmų prezidentės, noriu jūsų pasiteirauti, koks yra turizmo rūmų indėlis įgyvendinant plėtros strategiją? Visų pirma, kalbant apie turizmo rūmų indėlį, reikėtų pakalbėti, kas vis dėlto yra turizmas Lietuvoje. Turizmas Lietuvoje iš tikrųjų generuoja 1/4 viso paslaugų eksporto, tiek kiek Lietuva eksportuoja paslaugų, tai 1/4 yra daromas per turizmą. Turizme dirba, arba turizmo susijusiais srityse dirba daugiau nei 40 000 darbuotojų Lietuvoje. Ir tai yra daugiau negu 5 milijardai į Lietuvos biudžetą. Tai yra iš tikrųjų daug daugiau nei žemės ūkis, tai iš tikrųjų labai didelė verslo šaka. Ir jinai yra labai reikšminga, dėja Lietuvoje dar to ne visi valdininkai pripažįsta, bet iš tikrųjų yra labai svarbus verslas tiek ekonominė prasme, tiek įvaizdžio prasme šalies. O jeigu grįžtant prie turizmo rūmus, turizmas yra iš principo labai kompleksiškas produktas. Tai yra ne tik tai žmogaus atvykimas ar gyvendinimas, bet yra ir profesionalus jo poilsio ar vizito sudėliojimas, tai yra taip pat transportas, taip pat yra spa paslaugos, golfas, ko aš dar nepaminėjau, tai yra kaimo turizmas, tai yra kempingai, tai yra dvarai, pilis, viešbučiai, žodžiu. Turizmo rūmai jungia 9 asociacijas, kurios jungia profesionalus dirbančius turizmo srityje. Ir koks būtų turizmo rūmų indėlis, kokios yra funkcijos, ar ne, kokią veiklą vykdo? Turizmo rūmai realiai yra atsakingi už tai, kad valstybės įgyvendinama turizmo plėtros programa būtų tinkama. Tai yra užmegzti dialogą ir tinkamai įvykdyti su valstybinėm institucijom, kurios tą strategiją kuria ir įgyvendina. Supratau. Ponas Kęstuti, galbūt jūsų norėčiau pasiteirauti, ar Lietuva yra palanki turizmui ir jeigu taip, tai kuo? Palanki turizmui, šiaip įdomi sąvoka. Jeigu pas mus atvažiuoja turistai virš 2 milijonų per metus, tai reiškia, yra palanki. Dabar dėl ko atvažiuoja, tai labai daug atvažiuoja tiesiog susipažinti su nauja šalim. Kita labai didelė grupė atvažiuoja pailsėti mūsų kurortuose. Na ir plius dar visokių kelionių, kaip yra apsipirkti ir daug gale. Kol kas pakankamai nedidelė dalis turistų atvažiuoja į mažesnius miestus Lietuvoje. Bet irgi tai yra tam tikra dalis, kur aplanka ne tik tai Vilnių, ne tik tai pajūrį, ne tik tai kurortus, bet ir tuos Lietuvos miestelius, kurie iš tikrųjų yra unikalūs, bet kol kas labai mažai pristatyti savo. Aš jau galėčiau taip, iš tikrųjų tai yra ne tik tai laisvalaikio pas mus atvažiuoja ir verslo reikalais daromos yra konferencijos. Iš tikrųjų, mes esame labai dėkingoje lokacijoje, tarp rytų ir vakarų, kur iš tikrųjų labai gerai jungti kaimyninės valstybės.
Vat iš to galbūt sektų kitas klausimas, ar mes konkuruojam su kaimyninėm valstybėm, ar atvirkščiai galbūt? Konkurencija yra labai plati sąvoka, sakykime, ar mes profesionalumu konkuruojam, tai turbūt Kęstutis man leis patvirtinti, kad tikrai taip. Tikrai taip. Profesionalumo paslaugų tikrai taip. Dėl pasiekiamumo ir dar, sakysim, dėl galimybių rinkodaroje, sakysim, ką daro Lietuva rinkodaros prasme, kad būtų matoma pasaulyje, nes vėlgi turizmas iš principo pasaulyje žiūrint yra kaip ir prekė. Tai yra, jeigu tu matai Lietuvą, esi užnorintas į ją važiuoti, tai tu ir važiuoji. Jeigu tu jos nematai pakankamai, tai vargu bau tu pasirinksi ją važiuoti. Tai pasiekiamumo prasme ir matomumo mūsų prasme turbūt nesame labai konkurencingi su kaimyninėm valstybėm, bet čia Kęstutis mane gali labai puikiai papildyti. Tai be jokios abejonės mes esame konkurentai su visom aplinkiniam šalim. Turistas, žmogus ruošiasi atostogauti ar galų gale ruošiantis organizuoti konferenciją, jisai renkasi arba vieną šalį, arba kelias šalis. Ir tai kalbant apie mūsų konkurenciją su kaimynais, reikia pažymėti, kad iš artimų šalių atvažiuojantys žmonės renkasi tik tai Lietuvą, arba tik tai Latviją, arba tik Estiją. Dažniausiai. Tie, kurie atvažiuoja iš toliau, jie jau nori pamatyti visą regioną. Tai šiuo atveju mes esame nebe konkurentai, bet mes esame ir partneriai. Tai va tas mūsų santykiai su mūsų kaimynais, tokie kaip ir konkurencija, ir kartu ir bendradarbiavimas. Supratau. Mes turime žiūrovo klausimą. Žiūrovas mūsų teiraujasi, kad buvo užsiminta, juk yra ir dvarai, ar ne, turizmo versle, kaip viena iš šakų. Tai ką galima turistui veikti dvaruose? Mūsų žiūrovo klausimas toksai būtų. Iš tikrųjų, dvarai yra mūsų istorija ir mūsų kultūra. Ne visi dvarai Lietuvoje yra pritaikyti turizmui, bet iš tikrųjų tai yra galima ir tiesiog pailsėti, pavakarieniauti, pamiegoti, pabūti gražioje aplinkoje, bet galime sugalvoti kultūrinę veiklą. Tai yra kažkokį pažinimą, kažkokia edukacija, yra dvarų, kurie puikiai teikia šitas paslaugas. Taip, yra, sakysim, vienas tas daugiausiai įvairiausių paslaugų teikia yra Pakruojo dvaras, bet svečių apgyvendinimui, susipažinimui su vietove yra pakankamai daug dvarų Lietuvoje, tikrai atvirų turistams, dirbančių turizmo srity. Galėtų būti ir daugiau, jeigu lyginant su mūsų kaimynais, Latviais, Estais. Pas mus tikrai yra daug mažiau dvarų naudojamų turizme, tai aš tikiuosi, kad ateityje tokių produktų daugėja. Jūs sakot, yra erdvės, ar ne, pritaikomųjų dvarų kultūriniam, pažintiniam, edukaciniam turizmui, ar ne? Apie dvarus vienas dalykas yra suaugęs, kitas dalykas yra vaikai, kurie auganti mūsų karta. Jiems susipažinti su istorija, tai dvaras yra tikrai, kuria labai labai gerą įspūdį. Turim dar vieną klausimą. Studentų teiraujasi, ar ne? Ar galima studentui rasti darbą kaimo turizmo sodyboje? Jei taip, tai kokie tai darbai būtų? Tikrai taip, kaimo turizmo sodyboje galima rasti darbą. Ir aš visiškai neseniai kalbėjau su kaimo turizmo asociacijos prezidentu Linu Žabaliūnu, kad visos kaimo turizmos labai laukia studentų, ypatingai tuo periodu, vasaros periodu, kai ir studentam tinkama, kai labai daug darbo yra kaimo turizmo sodyboje. Kadangi kaimo turizmo verslą dažniausiai vykdo šeima, tai darbai yra nuo iki, nes tai dažniausiai 2 žmonių atliekamas darbas. Tai 3 rankos tikrai pagelbės ir tikrai galės visame, ką mes susipažinti, kaip šitas verslas yra daromas. Iš to sektų galbūt ir mano kitas klausimas, kaip jūs matytumėt, kokia perspektyviausia būtų Lietuvos turizmo verslo niša, ar ne, dar ne taip išvystyta ir tikrai turinti didelę perspektyvą? Viena tokia įdomi niša, tai yra turizmo marketingas. Akivaizdžiai Lietuvoje trūksta tokių specialistų ir pradedant nuo įvairių valdžios struktūrų, kurios yra susijusios ir atsakingos už Lietuvos turizmo marketingą. Taip pat ir privačiam versle tikrai nėra daug specialistų, kurie žinotų marketingą, kurie sugebėtų atlikti marketingą, ypač tarptautiniai rinkoje. Jeigu Lietuvos viduje, sakysim, viešbutininkai pakankamai gerai yra įsisavinę, tai už Lietuvos ribų, tai va vienas.
ne? Tokia kryptis. Galų gale statosi nauji viešbučiai, reiškia, reikia šitoj srity daugėja turistų, reiškia, ir maitinime reikalingi žmonės, ir transporto sektoriui. Taip kad kol turistų skaičius į Lietuvą auga, tol ir bus naujos darbo vietos turizmui. O Lietuva iš tikrųjų turi labai tokias didelės galimybės konferencijų turizmo srityje, kai mes šitų konferencijų turim pakankamai mažai, o galime jų turėti žymiai daugiau. Sakysim, konferencijų renginių turizme irgi tikrai ateity bus reikalingi žmonės. Supratau. O kaip va tokia kaip kempingai, ar ne? Ar čia mes jau pakankamai dabar turime žiūrovo klausimą, ar net tų pačių kaimo turizmų sodybų, ar jų nėra per daug? Nes taip pat irgi planuotų mūsų žiūrovas ir verslą daryti, ar ne? Jeigu kalbam apie kaimo turizmo sodybą, tai reikėtų labai išsirinti, ką jūs įsivaizduojate apie verslą kaimo turizmo sodyboje, nes kaimo turizmo sodyba tai nėra vien tik tai lova arba vien tik tai namas. Norint būti patraukliam, reikia turėti pilną produktą, tai reikia turėti, ką pas tave turistas dažniausiai į kaimo turizmą galėtų tokio unikalaus veikti, kad jam suformuoti trauką pas tave. Tai galbūt kažkoks senovinis maistas, galbūt gyvūnėliai, edukacijai su gyvūnėliais, galbūt kažkokia pramoga molio lipdymas ar kažkas tai tokio. Tai galvojant apie kaimo turizmo verslą ir tinkamai vykdomą veiklą, tai tikrai tų sodybų nėra per daug. Dar papildyčiau Žydrę, nes didelė dalis kaimo turizmo sodybų taip pat, sakysim, didžiausias pajamas gauna iš švenčių organizavimų. Tai gimtadieniai, vestuvės ir panašiai. Tas, kas nori pradėti naują verslą, tai irgi turi pažiūrėti galimybę, gal jis galės pasiūlyti geriau aptarnauti vestuvininkus ar dar ką. Tai ta prasme, kad kaimo turizmo produktas yra labai įvairus. Ir planuojant, tai nereikia galvoti kaimo turizmą, reikia labai konkrečiai apsibrėžti į kokius svečius, į kokius klientus norėtų orientuotis, o be abejo, kad erdvės ir šitam versle yra tikrai dar pakankamai. Bet reikia labai įsisąmoninti, jeigu tu darai šventinį, tą vadinamą giminių susibūrimą, šventinį turi balius, kitaip sakant, tai tu vargu bau gali taikyti jų užsienietį turistą, nes jis užsienietis turistas ieško poilsio, ramybės, pažinimo, tikrai triukšmo ir negirtų. Jo, bet yra kita pusė, kad užsieniečius turistus pasiekti yra daug sunkiau. Taip, tikrai taip. Be galo sunkiau lyginant su, sakysim, iš kaimyninio rajono ar galų gale iš didžiųjų Lietuvos miestų pasiekti yra daug lengviau, netgi negu kokius nors Lenkus ar vokiečius. Visiškai pritariu, kad yra labai puikiai veikiančių sodybų, pavyzdinių sodybų, kurios puikiai tvarkosi ir be to šventinio turizmo. O kokių priemonių pagalba, jūs paminėjote užsieniečius, kokių priemonių pagalba yra pritraukiami ir kviečiami, ar ne, užsienio turistai? Iš esmės, kiek man teko bendrauti su kaimo turizmo sodybų šeimininkais, labai didelė dalis atvyksta per tiesioginės pažintis. Ir toliau tie palankūs atsiliepimai generuoja naujus svečius. Be abejo, jie naudojasi ir internetu, su liūdėsiu galiu pasakyti, labai maža dalis naudojasi kelionių organizatorių paslaugom, čia yra atskira tema, bet iš tikrųjų tie, kurie, sakysim, turi geras pradinės sąlygas, tai tada, kaip taisyklė, ir sėkmingai veikia toliau. Ir nepamirškime, čia norint įtraukti užsienietį būtina, kad pas tave bent jau būtų keliomis kalbomis kalbama. Nes užsienietis atvažiavęs nesusišnekės lietuviškai, tai kad produktas nebus pilnas paslaugos. Kad iš tikrųjų tu turi būti gebantis sukomunikuoti su svečiu iš užsienio. Turime žiūrovą dar vieną klausimą, tikriausiai žiūrovas, ar golfas yra turizmo sritis? Visame pasaulyje golfas taip yra turizmo sritis, tai yra labai pelninga turizmo sritis. Lietuvoje dėja, nežinau, istoriškai mes neturime gilių tradicijų žaisti šio golfo žaidimo, tačiau golfas iš tikrųjų tai yra ateities turizmo sritis. Ir jau vien žinant tai, kad gegužės mėnesio pabaigoje vyko tarptautinis golfo turnyras Lietuvoje, kai buvo suvažiavę komandos, jeigu aš neklystu, ne iš 13 šalių. Ir čia darė čempionatą, tai rodo,
dėmesys golfui, kad Lietuva kaip destinacija tai iš tikrųjų yra ateitis. Dabar sakykit, o kokie veiksniai turi įtakos turizmo verslo augimui? Kokie būtų pagrindiniai stipraus konkurencingo verslo bruožai, priemonės? Iš tikrųjų yra labai elementaru. Tu turi būti matomas ir turėtų būti galimybė pas tave atvykti. Tinkamai. Tai va šitie du dalykai, matomumas arba žinomumas, kaip sakėte, ir logistiškai pasiekiamas dalykas. Ir žinoma, apie tave turi kalbėti pasaulyje labai tinkamai, kad tu esi laukiamas, tau turi būti aukšta kokybė serviso, ką tu teiki, nes vieną kartą nuvylęs tu atvykusi didelę dalį turistų, tačiau tinkamai suveikęs aplinką reklama iš jų pasiekti labai veikia. Ir rinkodara čia yra labai svarbus aspektas. Jo, ir taip pat jau, kaip Žydrė minėjo, tai yra paslaugų kokybė. Kokio kokybės, kokio standarto paslaugas verslas yra įsipareigojęs ar viešai paskelbęs, kad jis teikia, tai jis privalo šitų standartų laikytis. Tai turi pripažinti klientai ir tai yra viena iš svarbiausių garantijų, kad verslas ilgai ir sėkmingai gyvuoja. Tai turbūt būtų galima daryti išvadą, kad vienas iš tų bruožų tai yra kvalifikuotas ir motyvuotas personalas, ar ne? Taip. Tai, o sakykit, kokiam sektoriuje didžiausias yra poreikis turizmo, vidurinės grandies turizmo vadybininkų? Žinokit, gerų žmonių trūksta visur. Čia, žinok, jeigu tikrai jaučiate, kad esate profesionalas ir turite žinių ir galite prisidėti prie bet kurios kelionių agentūros ar viešbučio vystymo, pardavimų, pajamų pritraukimo, visas laukiamas visur. Apie kiekvieną sritį, turbūt kiekvienoje srityje yra problematiškų vietų. Tai be jokios abejonės, kaip aš ir sakiau, tai turizmas plečiasi. Daugėja svečių, reiškia, yra poreikis, didesnis poreikis juos aptarnauti ir atitinkamai bet kuriam sektoriui darbo vietų yra ir tuo labiau, kad dalis žmonių išeina iš turizmo sektoriaus dėl įvairių priežasčių. Viena iš tokių irgi reikia paminėti, tai turizme atlyginimai tikrai nėra didžiausi ir pirmiausia, į turizmą eina žmonės pasišventę, kuriems tai ir darbas, ir hobis, ir gyvenimo būdas. Tai atitinkamai dalis tokių darbuotojų pasikeitimo visada yra ir be abejo, kad besiplečiant reikalingi ir nauji. O jeigu noriu būsimus studentus, iš tikrųjų apie šitai, tai kaip tik šiandien pasirašiau 2 sutartis darbo su studentais, kurie bus trečiokursiai, kurie atliko pas mus praktiką po antro kurso. Tai iš 6 mes 2 pakvietėm dirbti pas mus. Tikrai vietos yra visur. Taip, aš iš tikrųjų šitą vietą irgi turiu progą pridurti, kad mūsų studentai jau praktikų metu lieka dirbti, tai tas įsidarbinimo procentas tikrai jis yra labai, labai didelis. Bet man kilo jūsų beklausant dar vienas klausimas, tai koks vidutinis darbo užmokestis būtų, jeigu sakot, kad nėra labai daryti atlyginimą, nes aš manau, kad mūsų žiūrovams tai labai smalsu būtų išgirsti, kiek jie galėtų uždirbti. Iš tikrųjų, labai sunku komentuoti šito klausimu, nes verslas yra labai įvairus ir, sakysim, viena situacija yra didžiosiuose viešbučiuose, kita situacija yra kokiai nors kaviniai rajone, ar kad ir tam pačiam viešbutėliai rajono centre ar apskrities centre. Tai už tai, jeigu dideliam viešbutyje aukštose pareigose gali būti daug tūkstančių atlyginimas, tai mažam viešbutyje ar mažoj kelionių agentūrai, tai tas atlyginimas gali 2000 nesiekti. Čia tikrai labai įvairiai. Supratau. Tai mes turim vėlgi žiūrovo klausimą ir jis teiravosi, ko labiausiai ieško turistai Lietuvoje? Kokių paslaugų, pramogų?
tikrųjų turistai labiausiai Lietuvoje ieško unikalumo Lietuvos, taip sakant, kuo aš galėčiau ne tik savo skrandį praturtinti arba naujų skonių patirti, bet kuo ir savo dvasią galėčiau praturtinti. Taip pat, kuo aš galėčiau pratinti ir kūną ir ką aš čia kitokio galiu nuveikti, kad grįžęs galėčiau pasakoti draugams. Ir kuo ta Lietuva yra unikali. Taigi jie atvažiuoja susipažinti su kraštu ir tai neapima vien tik tai, sakysim, istorinio pažinoti, apima ir kulinariniai, ir sveikatinimo, ir, žodžiu, visus kitus. Kad yra turistas visapusiškai atvyksta čia, praleisti laikų ir išleisti pinigų. Arba unikali, arba tiesiog dar nepatirtų įspūdžių. Žmogus gali būti apkeliavęs daugelį šalių, matęs didžiausias pasaulio įžymybės, bet nori patirti kažką naujo. Lietuva yra labai puikiai vieta tam, kuris nori atrasti kažką taip kitą, neįprastą ir gal mes nesam tiek labai unikalūs, bet mes tikrai turim labai įdomių dalykų, kuo galima ir užsiimti, ką galima pamatyti, kuo galima dalyvauti. Šiaip pati daugis iš norėčiau papildyti yra, kad pernai vyko pirmininkavimas Lietuvos ir mes matome labai daug didelių žmonių, galingų žmonių, kurie atvyko į Lietuvą ir to, ką sakė nuostabaus grožio ir profesionalių žmonių, kurie reikia paieškoti, kad mes iš tikrųjų esame tie, kas jau mus žino, sako, kad tai yra tikrai cool. O kurie miestai sulaukia daugiausia lankytojų? Vilnius. Sostinė yra sostinė. Tai jeigu kalbėsim apie tai, sakysim, kiek iš viso turistai praleidžia, tai čia tada jau pasidaro kurortai svarbus, nes ten galbūt atvyksta mažiau žmonių, bet jie daug ilgiau būna negu Vilniuj, tai ir Druskininkai, ir Pajūris, ir Birštonas, bet pakankamai gerai auga ir svečių skaičius ir Kaune. Tik tai sakau, kad būtų gerai, kad jie dar pamatytų ir mažesnis Lietuvos miestus. Žiūrovas teiraujasi, kokios kaimo turizmo rūšys bus įdomios ateityje? Gal jau yra naujovių pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje? Iš tikrųjų, žmonės, kaip ir bet kuriam kitam turizme, viešbutyje ieško naujų patirčių. Taip ir kaimo turizmo valdyboje jis ieškos naujos patirties, nuo kur negavo kitur. Dabar žiūrint iš kompleksiškai, sakysime, turint šeimą didesnę nei vienas ar du vaikai, yra sudėtinga apsistoti viešbutyje. Nes paprastai nėra tokių didelių kambarių, jeigu mes neišdėsime į Aziją. Žiūrėkime į miesto viešbučius, jų tikrai tokių nėra. Tai čia yra labai gera niša kaimo turizmo sodybų, kurios gali pasiūlyti keletą kambarių, kur vaikai turi ir žolę, ir gali gėlę nuskinti, ir braškę paragauti iš lysvės. Tai tiesiog natūralaus nuo kaimo puoselėjimas su edukaciniu programu ir su kažkokiu tai ten pažinimu aplink vietovę, tai ir bus ateitis. Bet aš norėčiau perspėti. Kaimo turizmas yra niša ir ne tokia didelė niša turizme, tik kad nereikėtų galvoti, kad tai yra, sakysim, pagrindinė turizmo. Taip, nes mes labai daug dėmesio skiriam. Taip, tai aš norėčiau, kad kažkas proporcijas kažkiek atitiktų realybę. Joana, mūsų žiūrovė teiraujasi, girdėjau tokį pavadinimą nuotykių turizmas. Ar mes turime Lietuvoje tokią ir kas tai yra? Daug turim. Yra nuotykių parkai, kur jau Lietuvoje jau dabar yra tikrai daug ir galų gale tas pats nusileidimas Baidarėmis Ūla ar kokia kita mažesnė upelė, tai yra pakankamai didelis išbandymas. Galų gale yra ir kitokių aktyvių, pradedant nuo skraidymo oro balionais ir visokių kitokių. Taip, mes ne Amazonė, galbūt labai ekstremalių pojūčių nebus, bet pavaikščiojant medžių viršūnėm, suprasi, kad taip, tai yra tikras nuotykis. O
O kaip, irgi mažai straipsnių buvo apie tuos atvykstamuosius bernvakarius, ar ne, ir organizavimą, ar čia vis dar tai aktualu ir ar tai jau... Nu, Lietuvoje niekada nebuvo tai labai aktualu, ta prasme, kad taip atvažiuodavo ir dabar atvažiuoja, per metus, jeigu ten 100 ar keli šimtai žmonių, labiau išgarsėjo Ryga toj srity ir dabar dar ten važiuoja, bet, tai yra labai specifiniai dalykai, kad jaunimui pramogų reikia, tai natūralu jie ieško. O sakykit, su kokiais pagrindiniais iššūkiais ir problemomis turizmo verslas susiduria? Iš tikrųjų, kaip ir Kęstutis paminėjo, mums yra didelis klausimas turizmo rinkodara. Tai yra ne tik plačiai šalies, tai kad yra ūkio ministerija, bet ir tiesiog kiekvieno subjekto, tiek kelionių agentūros viešbučio, nes specialistų tam tikrai trūksta. Ir norint, kad būtų patrauklus, turi būti kažkuom tai unikalus. O tą unikalumą gali išlikti tik tai žmogus nusimanantis rinkodaroje arba nusimanantis turizme. Bet surasti tą aspektą. Nes Lietuva niekada netaps masinio turizmo šalis. Čia turėtų būti tam tikrai tie gerieji pardaviminiai selling pointai vadinami turėtų būti išskirti. O žinoma, mūsų šalies tikrai trūksta. Tai čia yra susijęta su biudžetu. Iš tikrųjų, turizmas toks, tokia įdomi sritis. Jeigu imt bet kurį kitą verslą, praktiškai visi etapai atliekami privačių verslo subjektų. Jeigu mes kalbam apie turizmą, tai atsiranda toks dalykas. Žmogus, sakysim, važiuoja į Lietuvą ne tam, kad jis apsigyventų kažkokiam viešbutį, bet tam, pavyzdžiui, kad jis aplankytų muziejus, pamatytų kultūros objektus, kurie ne verslas, kurie priklauso valstybei. Ir tai supranta labai daugelio šalių vyriausybės ir atitinkamai finansuoja turizmą ne vien dėl to, kad padėti kažkokiai tai verslo sričiai, bet dėl to, kad padėti ir vietos kultūrai ir padėti galų gale vietos biudžetui. Tai už tai reikia ieškoti Lietuvai didesnių galimybių finansuoti marketingą, nes tai yra didžiausia Lietuvos problema. Turizmo srityje. Iš tikrųjų, supratau. Tai dabar žiūrovas mūsų irgi teiraujasi, ar yra jaunimui sustoti skirtų vietų Lietuvoje, nes viešbučiai labai brangūs. Taip, yra hostelių, yra motelių, yra pačių kempingų, kur jaunimas dažniausiai keliauja per pasaulyje. Taip, tikrai tų ir puikių. Po visą Lietuvą. Ir galų gale, bent jau kai aš buvau jaunas, tai aš labai daug keliaudavau su kapelinėm, kur galima pasistatyti bet kurioje nurodytoje vietoje. O aš kadangi dar jauna, tai vis dar keliauju, vietose viešbučiuose atsistoju. Žiūrovas Darius klausia, kaip galima tapti gerų gidų ir kur gauti tokį darbą? Norint tapti gidu, reikia turėti pašaukimą, norą bendrauti ir sudominti žmonės. O tų profesinių įgūdžių tai iš tikrųjų galima gauti net keliose įstaigose, sakysime, tas tiek Vilniaus turizmo informacijos, tiek Kauno turizmo informacijos centras rengia gidus, yra privačios įstaigos, kurios rengia gidus, bet čia yra labiau tai, kiek tu žmogus esi pats susidomėjęs, tu gali įdomiai tą informaciją pateikti. Ir iš tikrųjų, gidų ypač trūksta gidų nestandartiniam kalbom, pradedant nuo europietiškų, skandinaviškų, baigiant Azijos šalių kalbomis. Tai jeigu iš tikrųjų tą praeiti gidų kursus nėra problema ir jeigu žmogus žino įdomesnę užsienio kalbą, tai darbą gidų tikrai ras. Iš tikrųjų, tai yra viena iš, sakyčiau, labiausiai tokių įdomių verslo sričių, nes tiek gidas susipažįsta su žmonėmis atvykstančiais, kiek patrauklus yra ne tik tai jo žiniomis turistų pasaulis, bet ir jo pačio pasaulis, tai iš tikrųjų labai faina. Tai turbūt dar mano klausimas, kalbam šitą temą, tai kur gali dar kelti kvalifikaciją turizmo vadybininkai? Aš baigiau vienas ir turizmo
gido, ne, kokios dar kitos galimybės. Šių galimybių yra labai daug ir į turizmą reikėtų žiūrėti ne kaip į, sakysim, tą tradicinį verslą, kur tu kopi karjeros laiptais, bet kuo tavo žinių bagažas platesnis, tuo tau iš tikrųjų, tuo tu geriau esi ir apmokamas, tuo tu daugiau ir klientų turi. Jeigu kuo tu puikiau išmanai viešbučių verslą, transporto verslą, sakysim, tą patį gido patirtį turi gerą, tai tu labai bus naudingas kelionių agentūroje, nes tu realiai gali kombinuoti produktus į vieną vietą. O tų žinių savo profesionalumo didinimas nereikėtų apsiriboti vien tik kažkokiais kursais. Tai yra ir webinarai pasaulyje, tai yra ir parodos didžiausios, prie kurio vyksta mokymai, tai yra begalė tikrai galimybių ir patys tiekėjai, tiek atvažiuoja moko, tiek webinarus daro ir žodžiu, visas pasaulis atviras tam, kad išmoktų. Žiūrovas mūsų teiraujasi, ar galite pasakyti kelis vietos kultūros pavyzdžius? Galite pasakyti kelis vietos kultūros. Vietos kultūros. Reiktų čia suinterpretuoti. Aš kultūros naktis, kuri dabar turbūt bus šį savaitgalį, ne? Tai yra labai puikus renginys ir iš tikrųjų tai yra nerealus renginys, kaip ir muzikos naktis yra nerealus renginys. Ir iš tikrųjų man labai gaila, kai šitie tokie nerealūs renginiai sulaukia nepakankamo turisto dėmesio. Tai yra, o problema tam yra labai paprasta. Tiesiog viešinimo klausimas. Tai yra vienas iš kultūrinių renginių, kuris ir vienas yra labai turtingas kultūriniais renginiais. Ne tik Vilnius, visa Lietuva ir kaip pažiūri, kiek daug yra ne tik mažiausių miestelių švenčių, kur įdomus ir folkloriniai ansambliai, ir šiuolaikinės muzikos grupės, ir daugybė įvairių teatralizuotų renginių. Visa tai yra mūsų kultūros dalis. Visa tai yra tai, kas domina turistus atvykstančius į Lietuvą. Užeiti į kaimo turizmo sodybą, kurioje šiandien dar gyvenama puoselėjant ekologiškumą, arba puoselėjant tą senovinį gyvenimo būdą, ne miesto chaosą, tai yra kultūra. Dar mūsų žiūrovas teiraujasi. Aš esu chemikas, bet domiuosi turizmu. Ar būtina baigti turizmo specialybę, kad būtų galima dirbti gidu? Turizmo specialybės tikrai nebūtina baigti, bet gido sertifikatą reikia. Ir kur galėtų gido sertifikatą, kur galima? Įeini į Google, įvedi gido kursai, išmeta visas įstaigas, kurios ruošia gidus. Žinokit, gidam kvalifikaciją reikia kelt nuolat, neužteks vien tik tai baigti. Iš tikrųjų, tai yra labai plati sfera ir tam, kad tu būtum kompetentingas, tai yra nuolatinis ir pastovus gyvenimo mokymas, kaip bet kurioje srityje. Kaip ir bet kurioje kitoje srityje, kartu ir tai yra biškai kitaip, kadangi visą laiką susitinki su žmonėm, su naujais žmonėm, ne kiekvienas gali dirbti gidu. Nes yra žmonių, kurie nori nedidelę rate bendrauti, dirbant gidu reikia pasišventimą, reikia pasiruošti tam, kad iš tikrųjų ir žinias reikės naujas kaupti pastoviai ir pastoviai būti dėmesio centre kiekvieną kartą vis naujų žmonių. Tau gali tarnauti kitos valstybės prezidentą, gali lygiai taip pat tarnauti ir jaunimo kompanijai, kurios važiuoja į Lietuvą. Bet turbūt reiktų paminėti, kad poreikis gidams domėtis kaip irgi nuo miestų priklauso. Jisai būtų didesnis Vilniuje ir Klaipėdoje, ar ne? Taip pat dabar girdėjom naujienas kruizinių laivų terminale, ar ne? Tai tą turbūt renkantis, sprendžiant būti gidu, reiktų irgi įsivertinti. Žinot, Lietuva tik 300 kilometrų. Gera pastaba. Ne, iš tikrųjų, didelė dalis gerų gidų, jie veda ekskursijas ne tik tai savo gimtam mieste. Per visą Lietuvą labai normaliai, kai kurie yra pasiruošę vesti ekskursijas Latvijoje ir Estijoje, tai yra ir galų gale ne taip mažai lietuvių veda ekskursijas užsienio šalyse, pradedant nuo Egipto ir Turkijos, baigiant Europos sostinėm. Taip kad gido darbas yra labai platus. Be sienų. Žiūrovas klausia, kas pas mus yra grynai lietuviško iš maisto, kultūros ir panašiai?
kas yra gryna Lietuva, turbūt grynos Lietuvos ir irgi tokios, kaip ir mes turėjome įtakų Viskas, kas yra Lietuvoje, yra gryna lietuviška. Taip. Kas bebūtų, ar mes kalbam apie, sakysim, lietuvišką džiazą, ar mes kalbam apie folklorą, ar mes kalbam apie cepelinus, ar mes kalbam apie karbonadą ar keptą stertą, tai yra lietuviška. O kas palieka didžiausią įspūdį užsienio turistams, aplankius tas pačias kaimo turizmo sodybas, ar ne, kas jiems taip atrodo unikalaus ir išskirtinio, ko mes galbūt patys lietuviai neįvertiname? Aš vėlgi norėčiau visą truputėlį įtraukti kaimo turizmo sodybų. Taip. Nes yra labai mažas procentas, kurie atvažiuoja į kaimo turizmo sodybas. O iš tikrųjų, užsienio turistai labiausiai yra nustebinti tiek istorinių palikimų Vilniuje, tiek grožių gamtos, tiek lietuvių išprusimu. Tai yra aukšta kokybė šilumą, betarpiškų bendravimų, kuris iš tikrųjų bet kurioje šalyje, žmonės kuria didžiausią šalies įspūdį. Netgi yra tas toks garsus turizminės sloganas, kuris sako, people make difference. Tai kągi, jeigu mes daugiau nebeturim žiūrovų klausimų ir mūsų laikas kaip ir pabaiga, tai noriu padėkoti mūsų pašnekovams. Ačiū labai, kad šiandien atėjot. Kalbėjom apie tai, kas yra tas turizmo verslas, kokios jo perspektyvos, kokie specialistai yra laukiami ar ne, koks jų poreikis ir panašiai. Ir noriu mūsų žiūrovom priminti, kad jeigu neturėjot galimybės stebėti transliacijos tiesiogiai, jūs rasite vaizdo įrašą Vaičiūno aukštosios vadybos mokyklos internetiniam puslapyje vam.lt. Taip pat kviečiu dalyvauti ir kitose mūsų webinaruose. Jau Liepos 2 dieną, 11 val. Kalbėsim daugiau apie pačią turizmo vadybininko specialybę ir profesiją. Kokios būtų galimybės, kokios kompetencijos reikalingos, kokių kompetencijų ieško darbdaviai. Patirtimi dalinsis mūsų baigę studentai, kaip savo sėkmės istorijomis. Jeigu domina kitos sritys, kaip logistika, teisė ir buhalterinė apskaita, tai jau birželio 26 dieną kviečiu 11 val. Prisijungti, kai kalbėsime apie logistikos verslą ir jo perspektyvas ir tendencijas. Birželio 30 dieną kalbėsime apie teisės verslą ir buhalterinę apskaitą. Tai iki kitų susitikimų. Ačiū. Viso gero.